Sveiki, jau senai mūsų prašėte pasidalinti idėją ir taisyklę, kaipgi iškepti gerą kokybišką steiką. Tai pagaliau ta laida ir noriu jums pasakyti, kad mes turime steiką, kurį galite nusipirkti prekybos centre ir daugiau nieko nereikės, jums reikės tik tai geros keptuvės storų dugnu, druskos, pipirų, šlakelio sviesto, jeigu norėsite, ir popierinio rankšluosčio ir folijos. Ir viskas. O kaip viską tą daryti yra labai paprasta. Išpakuojate. Štai išpakuojate ir būtinai nusausinate. Nusausinate ant virtuvinio rankšluosčio. Nusausiname iš abiejų pusių. Tuomet įjungiame keptuvę, kad jinai labai gerai įkaistų. Įpilame šlakelį alyvuogių aliejaus, tik šlakelį, labai nedaug. Laukiame, kol aliejus įkais ir tada dedame steiką ir kepame iš vienos pusės 2 minutės ir iš kitos pusės 2 minutės. Svarbu, jokiais būdais nevartykite, nes įprasta kepant bulves, kepant vištieną, karts nuo karto apversti. Čia to dalyko tikrai nereikia daryti. Jautienos mūsų paruoštas steikas 4 minutės orkaitėj ir po to 5 minutės reikės padaryti su juo kažką, tai toj parodysiu. Taip, ir dabar jautienos steiką dedame tiesiog keptuvės. Ir kaip minėjau, ant aukštos temperatūros, ne pačios aukščiausios, truputį žemesnės, jeigu pas mus yra 12 skalė, tai vadinasi ant 10. Ir kepame iš vienos pusės 2 minutės ir iš kitos pusės 2 minutės, kad gražiai apskrustų. Ir kai pajautėte skrudintos mėsos kvapą, tada paimate pincetą arba mentelę ir apverčiate. Ir dar lygiai 2 minutės. Tuo metu, kol steikas kepa, aš paruošiu patalą, o patalą galėsite paruošti tiesiog iš folijos. Jums reikės folija, į kurią mes įdėsime netrukus steiką. Taip, ir kai jau apkepė, tada išėmu tiesiog ant folijos, štai matote iš 2 pusių gražiai apskrudęs, dedu ant folijos, tada apibarstau druska ir tik dabar. Ir steikam nereikia jokių marinatų. Tiesiog druska pipirais ir tiesiog suviniojame į foliją ir paliekame 5 minutės, kad mūsų steikas subręstų ir po 5 minučių išimsime ir serviruosime su mėgstamomis daržovėmis, bulvėmis ar kitų garnyrų arba tiesiog valgysite iš karto. O dabar jums noriu parodyti steiką, kaipgi jis atrodo iš vidaus. Tai paimat mėgstamą lėkštę ir ateikit arčiau čia. Ir atidarom mūsų vokelį, kuriame slepiasi pats gardžiausias steikas. Štai taip, paimam šakutį, dedame ant lėkštės ir rausvas, skanus, sultingas steikas paruoštas. Jeigu norite, kad mėsa būtų visiškai iškepta, tada pakepkite truputį ilgiau ir galite įšauti į orkaitę 180 laipsnių temperatūrą ir palaikyti kokias 4-5 minutės. Bet aš mėgstu tokią mėsą, nes jinai pati skaniausia. Iki pasimatymo kitoje laidoje. Nepamirškite, kad steiką iškepti taip paprasta.